Vakar Eglė sako, užteks terliotis, davai parduok Harley. Tai paėmiau ir pardaviau. Blogai, neblogai, bet. Ryt 10 ryto atvažiuoja tralas. Teko truputį padirbėti, nes vis dar buvo nepabaigtas iki galo. Tai va, 3 valanda nakties, kaip jaunystėje, karočią, naktim dirbam. Bet pabaigiau. Blet, žiūriu, kad daug vietos. Tai reiškia, kad dar vieną palikau eksponatą. Gal net truputį debilizmas kažkoks. Prasidėjo video. O aš sakau, labanaktis. Nesąmonė kažkokia. Atvažiavo transportas motociklo išgabenimui. Išvažiuoja mano motociklas. Ate. Eglės motociklas. Kažkaip jaučiu, kad gausim labai daug tūkstančių. Po vakar viskas taip atrodo. Einu tvarkytis, eisiu dirbti. Ankstus šeštadienio rytas. Dabar yra 11 valandų 25 minutės. Varau į darbą. Atvažiuoja draugelis iš Vilniaus. Kažkada tą snukį dariau, kur ten buvo daug kriminalo, baimės. Teks uždėti šiandien. Pagrindinio mūsų meistro nebėra, išvažiavo į Vilnių. Tai dabar turėsim patys su Žilvinu kažką konstruoti. Nežinau, kaip bus, bet gal kažkas gausis. Kieme visiškai tuščia. Įtariu, paliko mane vieną. Niekur nieko nėra. Nu, nežinau. Nu gal kaip nors. Ar turėsim ką uždėti? Gavosi? O. Snukį turime. Laukiame motociklo. Numet. Pamarskomu. Раз, два, три. Ką? Раз, два, три darė. Ne, raz, dva, tri. Pamarskomu. Tai tu eini, tu laimėjai. Pyzdės, reikės eit pas Lokį kažką padėti. Neapsisprendžia, kas iš kurios pusės. Aukščiau biskį pakelkime, aukščiau. Gerai. Atsargiai. Ten kažkoks įtaisas, atsargiai. Jaučiu, draugelis neatvažiuos. Pažiūrėjau storius. Mano mylimiausias bando kelnes. Kas būna, kaip prisilieti prie duslintuvo. Tai jeigu neturės kitų kelnių, tai jaučiu neatvažiuos. Kažkon girdžiu. Negesėk, nereikės stumt. Bet kelnės tai persevi. Susitiko du draugeliai.
Dingo snukis. Radau. Nežinau, vyručiai, kaip čia baigsis kuo. Bandyk pridėti nefotkinę. Juokingai. Aš čia blemba vargstu, suku varžtus, o tie parazitai paliko mane, blėt. Sėdi, valgo. Tai davai greičiau. Greičiau. Žiūriu, jums viškai paskui, žinai. O tu turi maksimas? Gavau tokį klausimą, labai liūdna pasidarė. Pakvėpuosiu gryno oro giliai ir grįšiu prie darbų. Klientas patenkintas, visi laimingi. Tai pasimatyti. Aš lėtai. Kaip ir tradicija, kiekvienais metais vasarą į Oldmaną, į Sindikato koncertą. Patyrimų nuodėmių chiromantas, mušu žodžiu kaip muša rašą lūpalada man. Tu negali mane pagrausti, tu negali mane subausti, sakyk, ką man daryti, aš nesakysiu, kur tavai. Man kišu pirštą mulkę, tegul kas būtų.